Iš tikrųjų, kai buvo paminėta, kad prezidentas ten gali pavetuoti, bet prezidento nuomonė labai svarbi. Nors sprendimus priminėja parlamentas, parlamentinė valstybė, bet be diskusijų prieš tai, be susitarimų su valdančiaja dauguma, be gyventojų nuomonės analizės, vien veto, manau, kad nepadės. Tai iš tikrųjų situacija pakankamai sudėtinga ir labai liūdna, kad per paskutinius 5 metus situacija pablogėjo. Ir visi tą žinom ir matom ir jaučiam, nes gyventojų pajamos sumažėjo, o išlaidos padidėjo, nes skurdas susideda iš 2 dalių. Tai iš tikrųjų šitais klausimais buvo žiūrima labai paprastai, atėjus krizei paprasčiausiai buvo atimti žmonių pinigai, nors buvo skolinamasi dėl kitų dalykų visai, dėl bankų, dėl kitų dalykų, o krizei praėjus, reiškia, dideli atlyginimai pasilieka, o maži atlyginimai irgi pasilieka atitinkamai maži. Tai jeigu būtų, sakykime, įvestas rodiklis arba principas progresiniai mokesčiai, šiandien situacija būtų absoliučiai kitokia valstybėje ir šito manau, kad reiktų diskusijos siekti. Iš tikrųjų, manau, kad švietimo sistema Lietuvoje yra prasta dėl to, kad neruošia žmogaus gyvenimui. Ir nereikia čia ieškoti pavyzdžių. Pilna Europoje yra tie patys vokiečiai, tie patys čekai, bando ruošti žmogų gyvenimui. Ir aš tą galėsiu papasakoti Ignalinos pavyzdžių. Na ir trečias dalykas, ką mes siekiam būtent Ignalinoje, ir tai galim, ir yra visai Lietuvoje pavyzdys, tai kad galima iki minimumo sumažinti esamas išlaidas. Ir jeigu komunalinės išlaidos, kurios šiuo metu Ignalinoje Lietuvoje yra mažiausios, siektų 300–400 litų per mėnesį, žiemos mėnesiais, aš nemanau, kad tai būtų, aš manau, kad tai būtų situacija daug geresnė. Ir paskutinis dalykas, manau, kad skubotas ir nepamatytas euro įvedimas ir noras parduoti žemę užsieniečiams dar daugiau padidins skurdą Lietuvoje, todėl šitie dalykai turi būti įvedami vėl pakankamai pamatuoti ir paskaičiuoti.